Nu tai ką, sveiki visi, čia šokininkas Aivaras. Ir šiandien, kaip sakiau, dėsim grindis. O grindis bus iš plokštės, uždėsim plokštę, prikalsim ir viskas. Tai nieko nelaukiam, pradedam šiandien, šiandien norėjau filmuoti, nes norėjau vakar filmuoti, vakar tai buvo oras žiaurus. Dabar irgi belekai plyja, tai dar ką paizau, tai čia užsidėjau, nes čia buvo supuvėta, ten kaip sakiau uždėjau, dabar čia neišbaukštą uždėsim ir viskas, tai pradedam daryti. Toks nelabai norėjau filmuoti, bet galvoju, paimsiu, nufilmuosiu, kad jau prižadėjau, tai prižadėjau. Dabar nublokštėjau, kaip matot, šiandien be šortų, nes šiandien tik gal 13 ar 15 šilumos rodo. Tai dar kažkur turiu žvyro atliekamo, kaip cementau, dar kažkur reikės įsipilti, bet nežinau kur. Tai va, tai žodžiu, einu dabar atsinešiu tą plokštę, pridėsim, prikalsim ir gal ten susitvarkysim ir viskas. Tai laukit, einu atsinešiu plokštę. Nu, tai aišku, aš iš pradžių galvojau, kad čia nuimti viską, supilti smėlį, tada dėt gražiai grindis, bet... nu, žodžiu, einu to plokštę atsinešiu, palauk. Tai va, atsinešiu plokštę jau, kaip brolis visada, kaip tik man filmuot. Taip. Dar vienas, palauk, žodžiu, to grįžti. Tai žodžiu, sakiau, bandė mane brolis išgardytas, o toksai va. Tai va, atsinešiau plokščių. Biškyčių tokių, nežinau, aš tam grindė man kažkaip norisi geresnių, paimti vieną plokštę, uždėti, prikalt, gražiai, normalios grindys. Bet aš neturiu. Tai nežinau, čia man kažkaip tom plokštėm, tom grindim, nežinau, čia reikės gal vasarą tik paimti iš betonuoti ir būtų spakaina, bet dabar cemonto neturiu, nes pasibaigė nusipirkti. Nu, nežinau, ką čia daryti, nu, bet čia sueis, čia kol čia šiandien, tai čia sueis. Uždėti tokią va baisinę, nes nedėsiu aš visų dėsiu, aš tik dėsiu tik šitam kampe, nes čia uždėtos. Tai pirmą atsilaisvinam kampą, sakiau, šitas kažkada užkeliusi, bet taip ir keliu jau 2 savaitės, bet niekaip šitų neužkeliu, tai čia padėsiu kitą, gal šiandien paskiau įsikelsiu. Vis laikas, kai užkelsiu, bet taip ir neužkeliu niekaip. Tai va, sekmadienį rodo pas mus 23 šilumos, vėl bus smagu. Dar aišku, vakar važiavau su Belarusu, vežiau rulonų savim, dar gal nufilmuosiu. Bet jau ant tiek buvo pavargęs, nes grįžau iš ekskursijos, dar prie telefono pasidėjau. Bet ten baigėsi įsikrauti, galvoju, nefilmuosiu, nes bilenkai tingėjau ir taip jau buvo telefonas įsikrauti, savo muzikos norėjau pasidaręs, bet jau taip tingėjau. Kamerą kad ir dar pasakiau šiandien ryte. Šiandien ryte važiavau, dar vakar, tai yra vakare. Blemba. Palauk, kad grįžau, čia turim bėdų. Tai va grįžau, nu kur tą baigiau, kad ten man kaip pasivežiau biškį 2 rulonus, bet nevažiavau į laukus, tai norėjau į laukus varyti, bet o jūs nevarysiu laukus, tai 2 rulonus pasivežiau ten avim iš kiemo. Ir paskiau važiavau dirbti žemę su 82 Belarusu, raudonu ir žaliu kultivatorium. Tai padirbo rašus, tai ką, gerai dirbam, mažiau, galbūt daugiau darbų, čia dedam. Nežinau, blemba. Nežinau, kad čia nepatinka man tos plokštės žiauriai. O su anom plokštėm, tai aš anas plokštės tokia imu, laužau ir nešu kūrent. Nes ten, žodžiu, ten man net nereikia, tai aš nežinau, kur tai nešu kaip telpa tiek kūrenu, kiek kainau, kiekvieną tiek nekūrenu. Norėjau nuskėk, bet nesikeik. Štai jeigu mes šėdėtum prisuktum, blemba. Arba mes galim taip paimti. Nulaužiam gražiai plokštės gabaliuką. Va, kaip aš nulaužiam. Ką tau čia blemba gražiai? Ką pasidėt? Ką jų išmest? Va, šitą tai padėsim. Va, pažiūrėkit. Šitą tai va gražiai padėsim indentiškai. Nu, čia aišku, dėjau ten, užsukau ten, žodžiu, kur kurmislim, čia irgi pripiliau smėlių, pasitrumpavau ir uždėjau, čia daiktai susidėjau. Šitą čia laikiną ir ką turim. Čia.
Aš jau tik šitą čia uždėti, iš to citronų dėti, arba šitą paimti ir uždėti ant čia kažkur. Tai čia apšie. Bus gerai, bet nebus man gerai. Tai šitą dėsim žvyrių, patraukim sunkukas biškut. Čia aišku uždėta plaukštį ir tai nežinau, atlitų ar palikti, galvoju paliksiu, žodžiu. Šitą va taip. Čia mano mišinio lasda, kur maišiau, galvoju šitą. Arba ją daugiau į čia, va. Nu nežinau, nu vienu žodžiu bus gerai, nu pasimsiu plaktuką ir vynų susikalsim ir bus pakalbė gal. Ir kaip čia gavus, nu šūdinai nesikeikus, nu bet laukim šiltesnių orų. Ir geresnių dalykų, va turim vinių gerų. O, į lavazos dėžutę, aišku. Turim plaktuką geriausiai. Dabar aš jūs kažkur padėti turiu, bet aš nežinau, kur jūs padėti, nes kaip aš daužysiu, čia jūs nukrėsit kažkur. Žinote, man griaudi. Kažkas man rašė komentarus, kad ten tipo pridėk mane prie Facebooko. Būsiu tavo montuotojas, esu naujokas. Pridėjau, ačiū, daugiau net nesiūlykit. Žodžiu, ten daug žmogus susipridėjau, bet pasirodo iš mane. Mane tik apgavo, kad jis iš manęs pinigų gautų. O matot, ten sukčiai. Kalsim tokio. Nu čia toks vienis, kur tuo turi šaudyti į žemę, bet man gerai tokie bus. Tai paimsim ir susikalsim. Šitai vienį. Perlindo kiauvai. Kušio. Šiandien galvoju su traktorium pafilmuoti, bet tai ką te filmuosi? Opa, kaip gražiai. Žiūrėjau tokį vieną irgi youtuberį, Dominikas ūkininkas. Ir ten irgi toksai kaip ir aš, galima sakyti. Vada į kampus, čia biškį prisisukam į kampus. Ir bus baigta. Oi, tu kaip gerai. Bet jau šis paukštis kaip reikės manęs išimti, tai va jėzau čia. Aš prasikeikšiu, nes čia tėvinys taip gerai sulenda, kad tu nebeištrauksi jau. Nu, ištrauksi, bet taip sunkiai. Čia kažkaip jie man kiaurai nueina. Gal keris į kampus dar čia kažkur va. Kaip šiandien ateinu geriausiai rytai į lauką jau, pavalgysiu, kad žiūriu avys ant kiemo stovi. Net akys vos neiškrito. Pabėgo rūpužys mano avys. Tu avis irgi leisim į lauką, kelintą kartą sakau, gal antrą. Taip, tu leisim tikrai avis leisim į lauką, gal jau kitam video, nu gal ne kitam, bet dar kitam. Tai galėsi žiūrėti, kaip avis leidžiu į lauką. Man nukris telefonas, man gaudžiu. Paskiausi. Nekrisk. Tėvinis biškį nervina, nes ant gal jau užsilenkė.